Sveiki. Mūsų gyvenime būna tokių dienų, kai nieko negalime arba nieko nenorime. Kartais nieko nenorime, nes esame pavargę, neturim vidinių jėgų, emocinių, psichinių jėgų. Kartais mūsų kūnas tiesiog negali judėti dėl tam tikrų priežasčių, aplinkybių. Šiuo atveju skausmų, ypač nugaros skausmų. Tai šiandieną kviečiu Jūs skirti laiką ir nusileisti ant kilimėlio savo namuose, ar kur Jums bebūtų patogu tada, kai Jūsų kūnas negali ar nenori judėti. Ir tas judesys bus, ir tas kelias į judesį bus toks švelnus ir toks mylintis, kad mes galėsim atsistoti ant kojų ir eiti toliau. Kviečiu pasiimti kilimėlį, susikurti savo nuostabias jaukias sąlygas, aplinkybės, rasti tylą, rasti mielą ir malonę muziką, jeigu jos reikia, ir gulti kartu su manimi. Šiandieną mes dirbsime su pratimais, kurie tempia ir atpalaiduoja. Mūsų pagrindinės kūno sritys yra juosmeninė kūno dalis, ypač mūsų šonai, mūsų raumenys, kurie lenkia mus į vieną ar į kitą pusę, kurie suka mus į vieną ar į kitą pusę, lenkia pirmyn ar tiesia nugaryti atgal, ir taip pat dirbsim su raumenų ištempimu ir atpalaidavimu, kurie yra mūsų dubens srity, tai yra sėdmenų raumenys. Tai yra raumenys pagrindiniai raumenys tie, kurie įsitempia, kenčiant nugaros skausmus. Taip kad baigiam šnekas, pasiimam ypač gerai, jeigu turim pagalvę, ypatingai tuo metu, jeigu šiuo metu skauda, reikės atramos, ir leidžiame žemyn. Mūsų kojos keliauja į priekį iki kilimėlio krašto, rankos keliauja už šlaunų, ištiesiam nugarą, akimirką užfiksuojam ir labai švelniai ir derinimosi principu, kai kojos gali artėti prie mūsų, kad nenaudotumėm pilvo raumenų, nusileidžiam žemyn. Galva atsikulia ant žemės. Apkabinam rankom kelius, galim sujungti pirštus, duoti daugiau spaudimo į krūtinę, į pilvo zoną. Pajusim, kad stuburas įsispaudžia į kilimėlį. Jeigu jums reikia, galite judinti klubus į vieną į kitą pusę. Iškart leisti savo kūnui ir mintims atsipalaiduoti. Čia darom įkvėpimą. Sukam savo galvą į vieną pusę stipriai, kiek galim, kiek patogu ir malonu. Užfiksuojam ir gręžiamės į kitą pusę. Ir darom į centrą, smakrą paspaudžiam šiek tiek žemyn. Ir po vieną nuleidžiam kojas iki kilimėlio baltinai, pėdos atsistoja ant žemės. Čia keliam smakriuką aukštyn, leisdami savo kaklui suformuoti arką. Ir neužilgo spaudžiam smakrą žemyn, ištempiam kaklo nugarinę dalį. Čia įkvėpimas, tiesiam rankas už galvos. Ištempiam švelniai lėtai šonus, rankos atpalaiduotos, kaklas atpalaiduotas. Darom įkvėpimą, suneriam pirštus ir keliauja rankos prie kelio, apkabinam vieną kelį, spaudžiam į krūtinę ir pradedam pėdą sukti ratu. Skiriam laiko savo kojai, savo čiurnai. Lėto į kitą pusę, neskubėkim, svarbu nepakartojimų skaičius, o kiek mes maksimaliai tą darom, kiek ištempiam visus raiščius ir sausgyslės, kurios supa mūsų sąnarį. Čia sustojam, nustumiam savo kojų pirštus į tolį, darom įkvėpimą. Ir su iškvėpimu pakeliam galvą. Stumiam kaktą link kelio. Leidžiam žemyn ir nustumiam savo pėdą į apačią.
Įkvėpimas rankos už galvos. Smakras žemyn, suneriam pirštus, įsitempiam. Ir čia su iškvėpimu keliauja kitas keliukas prie mūsų krūtinės, mes jį apglėbiam ir spaudžiam į save. Gilus iškvėpimas. Sukam pėdą ratu į vieną pusę lėtai, stipriai. Ir į kitą pusę. Iš lėto nurimstam, nustumiam kojo pirštus į tolį, darom įkvėpimą ir su iškvėpimu pakeliam galvą aukštyn. Nuleidžiam savo pečius, galvą žemyn. Įkvėpiam per nosą ir su iškvėpimu pritraukiam kitą keliuką aukščiau. Mūsų abudu delnai guli ant kelių, sukam kojas ratu iš skirtingas puses, spaudžiam prie krūtinės, atidarom į šalis, suvedam atgal į centrą. Pakartojam į kitą pusę, stumiam kelius nuo savęs, atidarom į šalis, pritraukiam ir į centrą. Iš lėto, neskubam, duodam laiko savo klubams. Šiandien mūsų tikslas nuraminti protą, nuraminti kūną, atpalaiduoti maksimaliai raumenis, juos ištempti, paleisti skausmą. Ir nurimstam. Čia įkvėpimas, keliam galvą ir pečius aukštyn, siekiam savo kulnų ir jeigu įmanoma artėja mūsų kakta prie kelių dar vieną kartą, iš savęs suformuojam tokį mažytį kamuoliuką. Jeigu yra ribojimų ties krūtine, ar raukėtas, ar dar kitos aplinkybės, galite atidaryti kelius į šalis ir spausti kaktą arčiau kūno centro. Čia įkvėpiam. Nuleidžiam pečius ir nuleidžiam pėdas. Mūsų rankos keliaus šiek tiek į šonus ir mes pradėsim rotaciją nuo labai švelnaus judesio. Kai keliai atsidaro, nusvyra, pridedam kitą kelį, keliam aukštyn ir pridedam kitą kelį į kitą pusę. Kaip varstom knygą į vieną pusę ir į kitą. Mes koncentruojamės ir telkiam dėmesį, šildo mūsų klubų sąnarius ir ypač švelniu būdu keliaujam į juosmeninę dalį. Akys užmerktos, kvėpavimas kiek įmanoma maksimaliai prailgintas, ilgas įkvėpimas, ilgas iškvėpimas. Čia akimirkai paliekam kelius nuleistus į vieną pusę. Stebim, kaip jaučiasi mūsų kūnas ir įmanoma atpalaiduoti, galbūt įsitempia veidas, įsitempia antakiai, galbūt mes sulaikom kvėpavimą, galbūt mums skauda. Jeigu taip, galite kišti pagalvę jau šiuo metu sau po keliais. Jeigu skauda labai, galite imti didesnę pagalvę negu mano, aukštesnę. Atidarom kelius, leidžiam svirti kitą pusę, keliai nusileidžia. Stebim, kad pečiai liktų ant kilmėlio, rankos atpalaiduotos, su kiekvienu iškvėpimu kuo daugiau atpalaidavimo, kuo daugiau paleidimo. Kenčiant skausmą, iškart galim pajusti tokį raumenų įsitempimą, susikausimą dar didesnį. Mūsų laikas čia skirtas tam, kad mes savo kvėpavimo pagalba galėtumėm tą įtampą paleisti, kad nustotumėm sugniaužti visą kūną, kiek įmanoma daugiau paleidimų ir atpalaidavimo. Pakeliam po vieną kelį aukštyn, po vieną kelį pritraukiam prie krūtinės, jaučiam kaip stuburas įsispaudžia į kilmėlį, smakras keliauja žemyn ir leidžiam savo kojas po vieną arba dvi iš karto iki žemės. Čia rankos grįžta į savo padėtį,
Pakeliam dešinę koją, uždedam jos pėdą ant kelio ir nustumiam savo kelią į tolį nuo savęs. Ir užfiksuojam, laikom, kvėpuojam. Ir šitoj padėti keliai svyra į dešinę pusę. Čia jau labai rekomenduoju pagalvę, galbūt ne didesnė nei mano. Keliai nusvyra į apačią, viršuje turi likti pėda. Ta pėda yra aktyvi, keliukas spaudžia žemyn iki skausmo ribos. Jeigu mes jaučiam tempimą sėdmenį, viskas gerai, bet jeigu atsiranda skausmas kelio sąnary, reiškia, mes spaudimo atlikti jau nebegalim. Leidžiam kojoms svirti tiek, kiek kūnui yra malonu, jeigu yra skausmas, mūsų nesugniaužia, galbūt jo nėra, galbūt jūs norite atsipalaiduoti prieš miegą. Ramus kvėpavimas, pečiai ant kamienio. Būtinai su rankos pagalba, kad kuo mažiau dirbtų pilvo raumenys, pakeliam savo kojas aukštyn, stumiam kelį nuo savęs dar kartą, įkvepiam, pakeliam galvą ir pečius ir jeigu norim, pritraukiam atraminę šlaunį arčiau savęs į sėdmens ištempimo poziciją. Čia galima tiesiog sustingti labai ramiai atpalaiduotai. Galima dirbti šiek tiek daugiau, aktyviau, galbūt jūs galite savo alkūnę įremti kelią, rankas stumti kelią tolyn nuo savęs, taip pat didinant sėdmens ištempimą. Ramus kvėpavimas priklausoma, kiek jūs norit dirbti aktyviau ar pasyviau, galbūt užtenka tiesiog pritraukti švelniai koją arčiau savęs ir palikti kūną ramiai, be papildomų pastangų. Darom įkvėpimą, leidžiam savo koją žemyn ir pastatom kitą koją šalia. Įkvepiam, nuo žemės kyla kairė koja, jos pėda keliauja ant kelio. Savo kairį kelį stumiam rankos pagalba į tolį nuo savęs. Užfiksuojam padėtį, slanką žemyn. Ir čia vėl imam savo pagalbę. Dedam šalia savęs, prie šono, prie klubo. Įkvepiam ir labai iš lėto leidžiam savo kojas į kairę pusę, stebim, kaip jaučiasi mūsų juosmuo, kaip jis leidžia mums tą sukimą tą rotaciją padaryti. Keliai keliauja žemyn.
Kvėpavimas laisvėja, leidžiam visam orui išeiti iš kūno, tuo pačiu atrodo kūnas sudrimba į kūnelį. Raumenys atsipalaiduoja, pečiai atsipalaiduoja, mes nieko nebelaikom. Tik taip būnam, tik taip kvėpuojam. Darom įkvėpimą, nešam savo kairę ranką po keliu, įkvėpiam ir su iškvėpimu pastatom kojas į centrą, į pradinę padėtį, keliais keliauja šiek tiek toliau nuo mūsų. Įkvėpimas dar kartą gilus per nosį. Ir su iškvėpimu keliam galvą, pečius, čiumpam savo dešinę šlaunį ir ją traukiam arčiau į save. Primenu, kad su alkūne galit stumti kelį į tolį nuo savęs, tai padidinti tempimą sėdmenį arba leisti savo atsipalaiduoti šį kartą ir dirbti minimaliai. Leidžiam savo pėdą žemyn, trumpam prispaudžiam piliuką prie krūtinės ir ištiesiam savo sulenktą koją. Čionais prašysiu užsikabinti už blauzdos arba šlaunies ir traukti į save keletą kartų, tiesti kojų pirštus į save ištempim blauzdą. Jeigu norit stipresnio tempimo, galite pakelt galvą, įsitvert savo į pėdą ir su rankų pagalba dar pėdos pirštus traukti į save. Iškeliam koją, akimirką galime užfiksuoti, galime lenkti ir tiesti, ko noris jau šiandien. Tai ramiai. Ir iš lėto palaiduojam, leidžiam, keliam prie kitos kojos, kelis tik į save, tuomet tiesiam koją aukštyn, čiumpam už šlaunies ar blauzdos ir traukiam link savęs, lenkiam ir dirbam dinamiškai, koją lenkiam, tiesiam, pratinam prie tempimo.
Keletą kartų užfiksuojam. Bent keliom sekundėm. Ir atpalaiduojam. Palaiduojam laikydami rankoje. Čia darom įkvėpimą, pridedam kitą tiesią koją. Ir dabar jau rankos keliauja į vidinę dalį, nesvarbu, kur ar šlaunis ar blauzdos. Čia iš lėto atidarom kojas į šalis, iš klubų. Ir labai rekomenduoju leisti savo iš lėto pasiduoti kojų į šonus. Galit tą daryti, galit nedaryti, galit tiesiog sustemti. Čia jeigu jaučiat, kad šiek tiek nepatogu, labai malonus dalykas yra pasidėti pagalvę savo po sėdmenimis ir grįžti tą padėtį. Tai nori, nenori, mūsų stuburas geriau ir labiau spaudžiasi į kilimėlį, į pagrindą po mumis. Ir taip dar labiau galim atpalaiduoti šitą zoną, šitą sritį. Užmerkiam akis, ramiai kvėpuojam. Kvėpavimas sulėtėja. Ir iš lėto grįžtam čia. Lenkiam kojas per kelius, nuleidžiame žemyn. Pėdos atpalaiduotos, keliai atpalaiduoti šalis, tiesiam rankas už galvos. Išsitempiam per šonus labai švelniai. Ir čia uždarom kelius, rankom keliaudami prie šlaunų. Dar kartą atidarom, rankas keliauja prie ausų. Uždarom, grįžta prie šlaunų. Ir taip kartokim keletą kartų neskubėdami. Naikinkim savo klubo sąnarius, judesių. Nėra geresnio maisto sąnarių už švelnų judantį judėjimą. Iš lėto rankos nusileidžia prie galvos, o keliai svyra pilnai žemyn. Visiškas atsipalaidavimas, jokios kontrolės, jokio laikymo, tik švelnus kritimas.
nusileidžiam savo rankas žemyn prie šlaunų. Rankų pagalba uždarom kelius ir keletą kartų leidžiam savo vieną pusę nusileisti ir į kitą, kad grįžtų oras pas mūsų sąnarius. Išeitų susitvarkiusi šiek tiek vis tiek įtampa, nors mes tempiam ir atpalaiduojam raumenis, išilginam juos. Ilgas buvimas tempimo pozoje sukelia šiek tiek diskomfortą ir norisi grįžti į malonę būseną po to, kad galėtum tęsti. Pritraukiam kelius, spaudžiam į krūtinę. Grąžinam pėdas ant žemės po vieną arba dvi iš karto. Keliam kairę koją ant dešinės kojos taip, kad visiškai šlaunys susiliestų viena su kita. Ir iš lėto, ištraukus pagalvę iš po savęs, leidžiam kelius žemyn. Čia labai atsargiai juos padedam į šoną ir grąžinam pečius atgal. Čia visiškai galite atpalaiduoti, paprastai padaryti tą veiksmą, jeigu jūsų neriboja skausmas. Bet jeigu riboja, tai ypač prilaikantis judesys, ypač švelnus, pagalvė gali būti ir aukščiau, nes jeigu labai dreskintis jausmas, tiesiog čia neišbūsime. Susisukam. Geriausia būtų, kad savo rankas siektumėm savo kelius. Pečiai gula ant žemės. Ir žvilgsnis gali šį kartą likti tiesiai užmerktom akim į lubas. Jeigu jums nieko neskaudės, tiesiog norite atsipalaiduoti, galit žvilgsnį nusukti kitą pusę. Tai tikrai pastiprinsit pratimą, pastiprinsit visą veiksmą ir bus visas stuburas susuktas nuo iki. Tuo atveju lieka žvilgsnis tiesus, galvas tiesus. Jaučiam tempimą sėdmenyse, juosmenį. Stengiamės savo kvėpavimą ilginti ir įtampą paleisti. Paleisti visą kontrolę, visą laikymą, valdymą. Palaikymas smunka žemyn. Įkvėmėlis su visišku atsipalaidavimu. Įkvėpimą. Su iškvėpimu aktyvinam savo ranką, padedam savo kojom pakilti tik rankų pagalba. Iš lėto ir švelniai ištiesiam. Arba tiesiog nuimam kojas viena nuo kitos, pakeliam dešinę koją, išdedam ant kairės, šlaunys visiškai prisispaudžia. Ir leidžiam kojas į kairę pusę, kaip sakiau. Jeigu tik turit, dedam pagalbą. Keliai nusileidžia taip, kad ranka pasiektumėm juos. Abudu pečiais nusileidžia ant kilimėlio. Jeigu čia įtampa ir skausmas, gali būti taip, kad pečiai neatsigula ant kilimėlio, stengiamės juos nuleisti taip, nors keliai kaba ore, kad jie nekabėtų, geriausia pasidėti didelę pagalvę arba pagalvę susilenkti per pusę. Aš ir pati jaučiu didesnį ribotumą šitoj, lenkiantis į šitą pusę, sukantis į šitą pusę. Didesnė įtampa, didesnė neleidimo, mažos galimybės, ilgainiui keliai greičiausiai leisis. Stebėkit savo abidvi pusės, visada būna jose skirtingi pojūčiai, disbalansas.
šitas pratimas yra ganėtinai toks stiprus, turint omenyje, apie kokią problemą šiandien mes kalbame. Jeigu gali būti taip, kad jums iš vis jis neįmanomas bus padaryti, nes tiesiog per daug draskys jūsų raumenis, bus per intensyvus skausmas, nebus, tarkim, mes norim siekti tempimo jausmo, ištempimo ir atpalaidavimo. Jeigu skausmas yra toks didelis, nerandat padėties, jaučiat, kad jūsų kūnas visas įstempęs laiko sugniaužęs raumenis, jūs nepasieksit to tikslo, ko mes siekiame, taip kad galima atkryžiuoti koją vieną nuo kitos ir paleisti laisvai kristi, žinoma, čia pasidėti kažkokį paaukštinimą, kažkokią atramą. Šiuo atveju aš turiu pagalbę ir iš karto pasikišau jų delną po savimi, pirštai atremti į kelį, šiek tiek pakelia nuo grindų. Nugaros skausmas toks dalykas, žmogus, kuris gyvena su nugaros skausmu, turėtų suprasti, kad iš jo gyvenimo tas dalykas niekur nedings, nepasitrauks. Tiesiog turės skirtingus periodus, skirtingus intensyvumus ir su jais reikės kažkaip tvarkytis, per juos kažkaip pereiti, pritaikyti savo gyvenimą, savo kasdienybę ir judėjimo galimybės prie jo. Nieko nepykt, nieko nesmerkt, neliūdėti, tiesiog priimti taip, kaip yra ir daryti tuo gyvenimo laikotarpiu, ką gali padaryti. Jeigu tai yra atsipalaidavimo pratimai, tempimo pratimai, tai galbūt juos šiuo laikotarpiu ir galime daryti, tai ir darykime. Lovos režimas, gulėjimas lovai nepadės. Žinoma, būna tokių periodų, kad tiesiog neįmanoma nieko kito padaryti, kad skausmas paralyžiuojantis. Mes priversti esame gulėti lovą ir gerti vaistus, bet kai tik vaistai nors šiek tiek pradeda veikti, mes galim pradėti judėti net tą patį daryti, ką dabar darom, lovos padėty, lovoje ir po truputį iš jos išsiridenus, išliaužus, iškapojus, pereiti ant kilimėlio ir šiais žingsniais, šiais pratimais savo padėti grįžti ar ateiti kitą etapą, lengvesnį etapą. Darom įkvėpimą, keliam kelius aukštyn, iš lėto, švelniai pritraukiam vieną kelį prie savęs, kitą kelį prie savęs, įspaudžiam stuburą į kilimėlį, kvėpuojam, tiesiog kvėpuojam. Trumpam nuleidžiam pėdą žemyn. Čia kviečiu pasipiešti savo pagalvėlę savo po klubus, šiek tiek pakelti, tiesiog pakelti dubenį aukštyn nuo žemės, stebėti, kad ta padėtis būtų maloni, kad nelaužtų, nespaustų kažkaip, vengti užtrauktukų pagalbės. Pritraukiam kelius arčiau savęs, keliam pėdas į viršų, tiesiam rankas ir bandom pasiekti savo pėdą arba blauzdos arba čiurnos. Gerai įsitveriam į kažkurią poziciją, nesvarbu, kuri jums yra patogi. Stumiam savo kelius toliau nuo savęs, reiškia už krūtinės ribų, link peties, link pažastų, įsitvėrę bet kur galim, galbūt šiandieną yra šita pozicija, mes siekiam ištempti savo sėdmenis, įspausti stuburą į kilimėlį ir viską atpalaiduoti. Įsitveriam ten, kur jums patogu, paspaudžiam smakruką žemyn. Kakalas yra labai svarbi stuburo dalis ir nors mes kalbam apie juosmeninės nugaros skausmo dalį, kaklas vaidina čia didelį vaidmenį ir jūs pajusite paspaudę smakrą į apačią, gali pajusti visą savo stuburą, taip kad jeigu turit galimybę, jūs su juo ir dirbti. O čia stumiam savo kelius į apačią, stengiamės įspausti stuburą į kilimėlį, išlaikom pėdas ne kažkur žemai ar kažkur pernelyg į šonus, geriausia kuo arčiau ties, kad būtų virš keliais ir užfiksuojam padėtį. Čia galim visiškai sustingti arba leisti savo kūnui linguoti, spuoti šonus. Atkreipti dėmesį, kad yra sunkus periodai. Lingavimas ramina ir mes kūdikius laikydami rankose linguojam ir raminam ir sau galim padėti lygiai tuo pačiu metodu. Pasiduoti šalis, palinguoti, sau įsiraminti.
nuodas. Laimingo kūdikio poza viena iš maloniausių ir efektyviausių tempiant sėdmenis gulimoje pozicijoje. O yra momentų tokių gyvenime, kai nesinori pakilti, kai norisi, ar tiesiog tu negali pakilti, gali tik gulėti, bet tai nereiškia, kad tu nieko negali daryti, niekaip negali savo padėti. Ar tai emocinis krūvis didžiulis, ar tai psichologiniai dalykai, ar fizinės kažkokios negalios, ribotumai, pooperacinis laikotarpis. Mes visada galim kažką daryti ir turėtumėm daryti. Mano nuomonė, tiesiog privalom prisimti atsakomybę už save ir ieškoti būdų, ieškoti kelių, kaip vienu ar kitu atveju susidūrus su situacijom savo padėti, iš jų išeiti. Vardan savęs, vardan šeimos, vardan visų mūsų pačių žmonių. Galima išvien daryti, nieko nedaryti, ir nurim sustoti. Galim po truputį atsipalaiduoti, suvesti kojas arčiau savęs, pasičiupti savo pirštų, pėdas ar bet kurią kūno dalį, ištiesti kojas aukštyn, užfiksuoti ir lenkti, leisti žemyn. Pastatom pėdas ant kilnėlio, ištraukiam savo pagalvę. Traukiam kelius arčiau, pakeliam galvą. Čia galima pasiridenti ir atsisėsti arba, kaip dauguma žino, sėsti per šoną, kad netraumuoti savo ir taip jautrių audinių ar kūno vietų ir įsitaisyti sėdimo padėtį labai paprastu būdu. Čia pėdas lieka kilimėlio priekį, taip kaip buvo pačioj pradžiai. Galim nešti rankas šiek tiek už savęs ir stumti krūtinę į priekį, bambą į priekį. Aplošti galvą, tiek kiek yra malonu, galit pilnai aplošti, galit šiek tiek. Nugara ilga. Ramiai kvėpuojam. Šiek tiek priekį. Čia prašysiu jūsų atidaryti kelius į šalis, išlaikant pėdas tolokai nuo savęs, buvo per atstumą, gaunasi mūsų padėtis, deimanto padėtis. Mes leisimės gilyn iš karto 2 sėdmenų tempimą. Keliam rankas aukštyn, į viršų, sukabinam pirštus, išsitempiam, mes išsitempiam per šonus. Ir čia stengiamės leisti savo iš klubų į priekį, toli prieš save, įsikabinam į čiurnas arba koją pirštus ir bandom išilginti stuburiuką. Iš pradžių tiesiog paliekom ilgą nugarą, jau dabar gali pajusti tempimą sėdmenyse, viskas gerai, sėdmenys nepaprastai įsitempia nuo bet kokiausių šaltinių, streso šaltinių, taip kad šitą jausmą, čia žinokit, kad jūs ką jaučiat savo kūne
visiškai didžiulis susikaupusių streso kamuolis sėdmenystėj ir mes jį dabar tiesiog stūmiam lauk. Čia darom įkvėpimą. Su iškvėpimu leidžiam savo krūtiniai smukti žemyn, galvai kristi žemyn. Darom įkvėpimą, iš lėto pakylam, suglaudžiam kelius, nešam kairę ranką už dešinio kelio, dešinę ranką už nugaros ir tiesiog švelniai labai lėtai ir labai nedaug susisukam. Klubai ilsisi, sėdmenų raumenys ilsisi, mes akimirkai grįžtam į rotaciją. Ir pakeičiam puses. Grįžtam į centrą, atidarom kelius dar kartą, tiesiam rankas aukštyn, užfiksuojam ir leidžiam žemyn dar kartelį. Gal klubai šį kartą leis jums nusileisti dar žemiau. Tiesiog pabandykit save paspausti gilyn. Žinoma, jeigu jūs jaučiat tempimą iš sėdmenų, o ne iš juosmeninės dalies, jeigu jūs riboja jūsų lenkimą nugaros raumenys, kurie įprastai ir būna ypač stipriai įsitempę, galite tiesiog pasidėti savo pagalbę ir net fiziškai užkirsti kelią dideliam nusilenkimui tik tokiam, kokio jūs šiandien pageidaujate. Darom įkvėpimą, suglaudžiam kelius, ištiesiam dešinę koją. Dabar keletas variantų. Likusią kairę koją galima tiesiog atremti savo į šlaunį, ją palikti čia.
Galima kairę koją lenkti ir pėdą leisti savo prie sėdmens, išsitempi šlaunies priekinė dalis. Šiuo atveju, šiandien ką darome mes, tai aš siekiu eiti toliau ir giliau į sėdmenis, tad mes tą koją mesim per save. Tik šiandien siūlau jums pasidėti pagalvėlę po keliu, pagalvėlę arba rankas, susnekto viską parodysiu. Lenkti koją, kad kelias atsidurtų virš kelio, jeigu įmanoma. Kelią galima palikti čia. Ir išilginus nugarą, leisti žemyn prie pėdos. Galbūt jaučiat pernelyg stiprų tempimą savo kojos nugariniai daly. Tokiu atveju tiesiog labai gera apsikabinti savo kelią ir leisti savo galvai kristi žemyn. Įkvėpinu. Ir iš lėto išeinu iš padėties, ištiesiam nugarą. Ištiesiam sulenktą, bet kaip sulenktą koją. Pakeičiant pagalvės poziciją, pagalvė keliauja labiau arčiau ties kairę koją. Kairė koja gula ant žemės, tiek kiek gali išsitiesti. Pritraukiame dešinę. Metame per save. Geriausia žiūrėti, kad būtų kilimėlio mūsų čiurnos sąnariui, nes neišbrusim, spausti per stipriai. Suvedam kelį virš kelio, patraukiam kairios kojos pirštus į save, nugara ilgai tiesa, jei norit, rankos prie ausų, prie galvos išsitempiam ir leidžiam savo kūnui kristi žemyn, 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 tiek, kiek yra patogu, tiek, kiek leidžia jūsų kūnas arba kūnas neriboja, tiek, kiek galite išbūti malonioje pozicijoje. Niekur neskubam, išlaikom padėtis ilgai, leidžiam viskam nuryti. Jiems užsimerkti, kvėpavimą ilgėti, raumenims temptis.
Keliam savo kūną aukštyn. Rankos už nugaros, ištiesiam abidvi kojas. Dabar pagalvė gali likti po keliais, pagalvė gali keliauti ant šlaunų, bet kur jums yra patogu. Man labai patinka, kai aš galiu sunerti savo rankas po savimi ir tokiu būdu leisti žemyn. Galbūt yra per žemai, per giliai šiandien, bet iš vis galbūt jūs norit likti tiesų kojų padėtyje, pastiprinti tempimą arba kaip tik palengvinti, pakeliant dar kažkuo labiau save aukščiau. Pasirinkit savo norimą būdą šiandien, neikite į malonę, visiškai atpalaiduojančią padėtį ir leiskite žemyn. Darom įkvėpimą, ištraukiam rankas, ištiesiam nugarą ir keliam visai į mūsų pabaigą praktikos. Nešam savo dešinę koją atgal, sulenkdami, kairė lieka prieky. Dabar mes keliausim jogos balandžio poziciją, tik tai tokia gerokai palengvinta, kai pėda yra labai arti mūsų kūno centro. Ir turima pagalvė ar blokas, ką naudojat šiandien, keliauja mums po sėdmenimis. Kaip sakiau, apie ką mes kalbam šiandien, jeigu yra tokia situacija, labai įtempti, sėdmenys ypač įsitempia ir tiesiog mums reikia rasti pozicijas ir galimybės tokias, ką galim padaryti, kitu atveju tiesiog paliksimėsim ir išeisim, tai mes visiškai modifikuojam tą pratimą pagal savo galimybės. Kelis yra sulenktas, pėda yra arti mūsų kūno centro, kita koja yra nustumta tolyn ir kiek įmanoma tiesi. Rankos prieš mus, ilgos ir tiesios, kol kas tik ištiesiam stuburą, išilginam kaklą. Ir dabar keletas variantų, tai pirmasis likti čia, užmerktom akim, antrasis nusileisti žemyn, remtis kakta į kilmėlį. Galit naudoti trečią variantą, kai kairė ranka keliauja į tolį, o dešinė susukta po mumis skersai, peties sąnarys gula ant žemės. Mes truputėlį paspaudžiam savo pakilusi klubą aukštyn, tuo pačiu pastiprindami tempimą savo sėdmenyse. Čia galva ilsisi ant kilmėlio, arba gali kilti aukštyn į viršų, arba leistis už nugaros ir siekti mūsų kojos tempiant petį tolyn nuo savęs. Čia universalus pratimas, kuris duoda daug daugiau naudos visam kūnui, bet nebūtina skubėti priekį. Galima likti čia, arba galima likti čia. Pasirinkit savo variantą ir užmerkit akis, tiesiog būkim.
Darom įkvėpimą. Stumiam savo kūną aukštyn. Tas pratimas tai yra iš tikrųjų tas pratimas, kur norisi būti ilgai. Šiandieną mes vis ir būnam ilgai. Tai šį truputėlį galbūt netgi patrumpinam. Stumiam kairę koją atgal už savęs, dešinę spaudžiam ir lenkiam po savimi vėl. Mūsų pagalvė arba blokas keliauja po selmenimis. Čia yra iš tikrųjų svarbu. Kitu atveju gali kreipytis, nerast padėties, tai pernelyg stipriai tempia. Išilginam savo stuburą, stumiam pečius žemyn, kaklas ilgas. Jūsų variantai likti čia, leisti žemyn. Iš čia. Kairę ranką po savim, jeigu. Laisvai tempti aukštyn. Lenkti už savęs, siekti pėdas, galbūt taip, o galbūt išvis pasilikti aukštesnėje pozicijoje. Darom įkvėpimą, stumiam savo kūną aukštyn. Nežinau kaip jums, man nesinori, galbūt jums visko daug ir ilgai. Ir čia atitraukiam savo dešinį kelią į šalį, šoną, į mėlio kraštą. Ir pritraukiam, palikdami vietos tarp savo kelių, priekį. Ir čia pagalvė gali keliauti visiškai į šoną, gali keliauti po ties jūsų šlaunimis pilvoje atsiremti. Mes stumsim savo kūną į priekį iš klubų ir leisim rankas priešai save. Gali būti rankos ištiestos, gali likti čia, gali leisti žemyn, visišką atsipalaidavimą. Ir įkvepiam dar kartelį, ištiesdami savo rankas. Pakylam į aukštesnę poziciją. Iš lėto keliaujam, aš bent jau keliaus galit pasilikti priešais jūs. Įdomu, kiek ištvėrėt, neištvėrėt, išbuvot. Tai yra ši praktika ir šie pratimai tai yra mano išjausti ir išpraktikuoti. Tai yra būdai, kurie man padeda išgyventi sunkų periodą, vienokią ar kitokią prasme, kai tikrai
nesinori nieko matyti ir nieko girdėti ir negali tiesiog pakilti. Tai jeigu jie buvo jums naudingi, aš džiaugiuosi iš visos širdies, linkiu jums rasti savo kelią, kuriuo galėsit keliauti kiek įmanoma maksimaliai savo gyvenimo keliu. Iki kito karto.